Labą dieną, ar girdisi? Labą dieną, ar girdisi? Labą dieną, Laba diena. ar girdisi? Taip, girdim. Gerai, tai galim pradėti viešinimą. Aš dalinuosi ekranu. Taip, tai pradėsime gyvenamo 3 ir daugiau būtų namo, Taikos gatvė 12 Zarasai, statybos projekto viešinimo procedūrą. Ir aš būsiu projekto architektas ir šio susirinkimo pirmininkas Erikas Klinavičius bei sekretoriaus Rimantas Noreika. Turime savivaldybės užsakovo atstovus ir galime pradėti viešinimo procedūrą. Tai klausimėlis, ar užsakovas yra susipažinęs su projektiniais pasiūlymais? Taip, esam. Esam. Labai gerai. Tai tada galim pradėti viešinimo procedūrą ir šis viešinimas yra įrašomas ir įrašas bus patalpintas YouTube platformoje galėsite jį rasti Taikos gatvė 12 Zarasai viešinimas. Tai projektuojamas yra gyvenamas 3 ir daugiau būtų namas, neypatingas statinys, nauja statyba, užsakovas yra Zarasų rajono savivaldybė. Pereikime prie šio daugiabučio namo rodiklių. Tai yra projektuojamas 1067 kvadratinių metrų gyvenamas namas. Iš viso jis yra 5000 kubinių metrų, 3 aukštų. Jo aukštis yra 10,80 cm nuo vidutinės žemės lygio. Projektuojamas namas yra A++ energetinės klasės bei antros ugniai atsparumo klasės. Užstatymo tankis 17%, užstatymo intensyvumas 33%, bei numatoma yra 8 automobilių parkavimo aikštelė. Pereikime prie sklypo plano. Štai matome mūsų sklypą. Jis yra pažymėtas raudona linija ir projektuojamas daugiabutis būtent yra štai šitas pastatas. Jis tarsi susideda iš 2 tūrių, 2 kubų, kaip ir minėjau, 3 aukšto. Įėjimas į pastatą yra iš šiaurinės pastato pusės, tai mes turim iš esamos automobilio aikštelės gretimame sklype, bei mūsų sklype esančios automobilio aikštelės būtent štai čia. Įėjimas į vieną laiptinę bei antrą laiptinę. Liftas nėra projektuojamas. Kalbant apie sklypo planą, yra projektuojama vaikų žaidimo aikštelė, automobilio aikštelė, takučiai, bei likęs sklypas yra siejamas veja bei medžiais, dekoratyviais medžiais, kad apstverti nuo štai čia pietinėje pusėje esančių garažo blokų bei šitoje pusėje esančios per kitoje kelio pusėje šilumos gamybos pastato. Pereikime prie pastato aukštų. Per vidurį pastato pastatai kaip yra 2 identiški kubai, kurie yra paversti kaip ir veidrodiškai. Tai mes turime per vidurį laiptinę su tamburu bei koridoriumi, bei turime pagalbinės patalpos, kuriuose yra ir pastato vėdinimo sistema, šildymo patalpos, elektros skydinės ir panašiai. Kiekviename aukšte yra, pirmame aukšte yra projektuojami kiekviename bloke po 2 butus, tai mes turime 1 butą, 2 butą ir 1 aukšto visi butai yra pritaikyti žmonėms su negale.
Pereikime prie antro ir trečio aukšto išplanavimo. Tai mes vėlgi turime po 2 butus, tai turi vienas butas, antras butas, trečias, ketvirtas ir tiek antrame, tiek trečiame bute aukštos yra identiški šie butai. Patys butai yra 3 kambarių, štai čia mes turim tiek šitus butus 3 kambarių, tai tiek šitus kambarius 3 kambarių. Fasadai pasirinkti tinkuojami struktūrinio tinko, spalvos yra pakankamai nuosaikios, neišsiskiriančios ir kaip akcentai yra pasirinkti štai šie balkono apdailos iš aukšto slėgio laminato plokštės ryškesnės, kaip tokie akcentiniai taškai ant pakankamai nuosaikaus 2 spalvų derinio fasado. Štai pagrindinis įėjimas, virš įėjimo yra projektuojamas stogelis, laiptinės apšvietimas natūralus ir panašiai. Vizualizacija, štai mes matome esamą aplinką šalia esančių daugiabučių namų ir mūsų projektuojamo pastato būtent vaizdas yra toksai, kaip ir minėjau, įėjimai, čia būtent yra iš pagrindinio įėjimo šita vizualizacija padaryta. Tai iki viešinimo pradžios nei raštu, nei žodžiu pastabų ar pastebėjimų iš trečių asmenų nebuvo gauta. Šis viešinimas vyks iki 17 valandos. Galbūt prisijungs kažkokių asmenų norinčių pareikšti kažkokią nuomonę savo ar kažką. Tai aš pats būsiu prisijungęs ir bet kada galėsim prisijungti. Tai aš dar turiu paklausti, ar kadangi klausiau, kad užsakovas ar susipažinęs, užsakovas turbūt pritarė šiems parengtiems projektiniams pasiūlymams. Tai jeigu kažkokių klausimų nėra, iš tikrųjų užsakovas gali ir atsijungti. Aš norėčiau pasitikslinti, sakykit, kadangi nėra projektuojamos rūsio patalpos, Taip. ar visuose butuose yra numatyti tie tamsūs vadinami kambariukai, sandėliukai? Nes mes kažkada rinkomės ir kalbėjom, jūs turėjot būti informuoti, kad pageidaujam, kad tie sandėliukai būtų įrengti. Tai kambariuose sandėliukų tikrai nėra numatyti. Tie sandėliukai vienose iš projektinių pasiūlymų buvo numatyti lauko sandėliukai ir savivaldybė lygtais kalbėjo, kad juos statys kaip lauko sandėliukus, bet paaiškėjus, kad tai yra nefinansuotinas šaltinis, šitu etapu buvo jų atsisakyta ir vis tiek, mano nuomonė, yra tikrai logiškiau tuos sandėliukus daryti kaip lauko sandėliukus, kaip atskiras pastatukus, lengvų konstrukcijų, negu juos projektuoti į šitą bendrą daugiabutį. Šiaip tokios kaip užduoties, kad projektuoti sandėliukus šito daugiabučio apimtyje mes neturėjom. O tas tamsus kambarėlis toksai kiekvienam butui yra suprojektuotas ar ne? Aš toj dalinuosi dar kartelį. Pasižiūrėkim. Nes visgi daugiavaikės šeimos turės tikriausiai visokių ir dviratukų, ir... Taip, tai mes turime iš tikrųjų, kad yra pirmą aukštą, mes turime įeinam, tai yra spinta, pakankamai nemaža. Mes turime virtuvėlę, svetainės zoną, turim žmonių su negale didelį tualetą ir turim 1-2 didelius kambarius. Tokio kaip tamsaus kažkokio sandėliuko tikrai nėra, yra kiekvienam kambarį po didelę spintą projektuojama. Tai tie visi daiktai, ko gero, ir turėtų dėtis į tą spintą. Antrame aukšte yra lygiai tas pats, mes įeiname, turime didelę tamburo spintą, turim tualetą, 1, 2, turiminį, tiksliau, prausyklo zoną, tai yra dušas ir praustuvė, yra atskira tualetą, ko pageidavo užsakovas, ir 2 miegamuosius kambarius. Kitam variante turime, šitame variante, būtent turime, kad didesni butai, kur yra 4 kambarių butas, turi mažą sandėliuką atskirą ir būtent įėjimas yra iš čia, bet tas vėlgi tas sandėliukas daugiau yra kaip rūbinės sandėliukas per brūkšnelį.
Tai nėra, kad grinai vien tik sandėliukas, nes šitame variante dar reikėjo įsprausti ir dar tą kambarį. Tai kažkaip, kiek mes kalbėjom su architektu ir šitus planus, kaip žiūrėjo jisai, tai nebuvo kilęs šitas klausimas. Mhm. Nesakau, Mes visą tikrai laiką buvo tie sprendimo metu, sandėliukai laukia. vieno susitikimo metu tikrai kalbėjom apie tuos tamsius kambarėlius, kad reikėtų visuose būtuose, nes tikrai žmonės turi tų daiktų, kuriuos Mhm. norėtų paslėpti nuo visų akių. Tai dabar galvoju, aišku, jie patys, o kur 3 kambarių būtai, neįmanoma niekur rasti tokios nišos, kur būtų galima. Tai matot, mes mažinsim tada tuomet svetainės Bendrą plotą. erdvę. Ramūne, aš dabar galvoju, taigi mes ir sakėm, kad lauko sandėliukas, Joana, nesigirdi tavęs. žinau, problemos pas mane. Girdisi šiaip, viskas gerai. Mes ir kalbėjom, kad lauko sandėliukai netinkami finansuoti, bet kokiu atveju bus iš savivaldybės biudžeto lėšų, nes agentūra atmes. Tai ir sakėm, kad susiprojektuojam tik tai vietą, o jeigu matysim, kad yra poreikis, tai atskirai sakysim iš savivaldybės biudžeto. Apie tamsius kambariukus mes šitą atmetėm. Taip. Supratau. Tai tada jis tikriausiai, nes aš taip supratau, kad visgi jum duos tą tokį užduotį suprojektuoti visuose būtuose, bet jeigu ne, tai jau. Ne, tai sakau, šiaip jeigu atsiras tie kambariukai laukia, tai tikrai ta problema išsispręs, nes mes jūs ten pakankamai nemažus projektavom ir kad dviračiai tilptų ir kažkokios kitos transporto priemonės, vėlgi, kad Zarasuose tikrai tas dviračių judėjimas, jisai tikrai pakankamai geras, tai yra ir dviračių takų, tai tikrai tie sandėliukai laukia, jie reikalingi, o padaryti juos čia tokio dydžio, kad tilptų ir dviračiai, tarkim, kaip pavyzdys visos šeimos, tai būtų tikrai problematiška. Netgi ir tam pačiam 3. aukšte tą dviratį užsitempti į 3. aukštą be lifto, nu vėlgi, sutikim, tai labai sunku. Aš dabar nepamenu, o langai visi yra varstomi? Taip. Taip, ir mes langus turim iki žemės, visi daugiabučio namai, visi langai yra iki žemės, tai yra viršutinės dalys yra varstomos, apatinės yra nevarstomos. Nors pastate projektuosis ir rekuperacinė sistema vėdinimo, bet langus, kaip ir darėm, vis tiek varstomus. Ar dar būtų klausimų? Man dar klausimų šiaip dėl bendros toliau, kaip projektavimas vyksta. Dabar pasitvirtinam projektinius siūlymus techniniam projektui. Mes šiek tiek vėluojame, ne, su projektiniais siūlymais, jeigu žiūrėt pagal grafiką, ne? Tai iš tikrųjų, kadangi šitas įrašas yra įrašomas ir jis bus talpinamas viešai internete, aš nežinau, ar mums reikia tai aptarinėti. Ne, teisingai, ja, atsiprašau, tada neteršim eterio. Aš manau, mes galėtumėm po viešinimo pasiskambinti. Gerai, būtinai. Tai ar yra dar klausimų šiem parengtiem projektiniam pasiūlymam? Man nėra, viskas aišku. Aš irgi neturiu klausimų. Tai gerai, tai aš dar kartelį pasikartosiu, kad aš pats būsiu prisijungęs iki 17 valandos, o užsakovas iš principo kaip ir gali atsijungti ir visą medžiagą dėl šio viešinimo užbaigimo pateiksime per Infostatybą. Gerai. Ačiū. Ačiū Jums labai. Ačiū, Erikai. Iki greitai. Ačiū. Iki.
Nu, aš tada išjungiu internetą. Išjunk. Tai, sveiki dar kartelį visi. Tai įvyko gyvenamo 3 ir daugiau butų namo Taikos gatvė 12 Zarasai statybos projekto viešinimo procedūra. Iki susitikimo pastabų ar pastebėjimų iš trečių asmenų nebuvo gauta. Užsakovas projektiniams pasiūlymams yra susipažinęs ir jiems pritarė. Viešo susirinkimo metu apart užsakovo atstovų nebuvo prisijungta. Todėl aš šio viešinimo pirmininkas konstatuoju, kad viešo susirinkimo procedūra yra įvykdyta, esminių ir projektinius pasiūlymus keičiančių pasiūlymų nebuvo gauta, todėl bus imamasi sekančių veiksmų, gaunant statybą leidžiantį dokumentą. Tai ačiū visiems, kas dalyvavo. Kas galbūt žiūrės per YouTube platformą, šis viešinimas, kur ir bus įkeltas, jūs jį galėsite rasti suvedę paieškos langelį Taikos gatvė 12 Zarasai viešinimas. Tai iki kitų kartų. Viso gero. Tu mane reikia nieko. Bye.